Klausau. Labą vakarą. Labas. Ar su ponia Renata kalbu? Taip. Renata, malonu labai. Vincas skambina jums. Vincas, gal manęs nepažįstat? Aš Giedrės tėtis esu. Kokios Giedrės? Giedrės, mano duktė Giedrė. Aš nežinau, ar jūs esate ją mačius, bet Benas gal turėjo papasakoti jums apie ją. Kas atsitiko? Nieko neatsitiko. Kaip atsitiko? Aš tiesiog kaip tėtis rūpinosi savo dukryte. Ir norėjau paklausti, kaip jūsų sūnelis laikosi. Kaip sakot? Kaip jūsų sūnus laikosi, buvo čia užsukęs, bet taip senokai jo nemačiau jau. O, nesupratau. Tai jūs nežinot, kad Giedrė ir Benas kaip ir pora? Ne, nežinau. Aš skaičiau Giedrės dienoraštį, mat. Ir, viskas ten buvo parašyta, kad su Benu turi tokių santykių įvairiausių ir man šiek tiek kaip tėčiui smalsu ir įdomu. Aš sakau, gal jūs daugiau žinot kažką tai? Nežinokit, daugiau kol kas nežinau. O tai kas nors atsitiko, ar kaip čia yra? Kaip atsitiko? Tiesiog paskaičiau dienoraštį, kad mano dukrytė jau kaip ir aptarėjo tą tokį, kaip pasakyti, taip tėviškai žiūrint, nelabai man patinka, bet, pirmą kartą jau aptarėjo. Ir ji kaip ir metų pačia yra? Jai yra 18 metų. 18 metų mano dukrytei. Ir mes kaip ginekologai, tėvukai, tokie rimtuoliai šiek tiek nerimaujame ir norim pažiūrėti, ar jūsų Beno santykiai, prasme požiūris yra rimtas ir kaip dėl tų visų tolimesnių ateities dalykų. Dabar tada dar norėjau paklausti, o kur jie su ta mergaitė susipažino? Tai gal mokyklo, aš nežinau dabar. O jinai irgi vakariniai mokosi? Mano dieniniai mokosi. Dieniniai mokosi? Bet tai čia tie vaikai... O kito kurioje mokykloje? Trečiu. Kaip sakot? Naujininkų, o kur jūsų sūnus mokosi? Mano sūnus mokosi vakariniai mokykloje, bet dieniniam skyriui. Tai greičiausiai aš dabar tikrai nežinau, ar jie yra klasiokai, ar jie susipažino kažkaip. Ne klasiokai, nes jisai kitur mokėsi, kitoj mokykloje viduriniai. O iš kur jūs mano telefono numerį gavot? Aš iš kur jūsų telefono? Tai aš su Benu jau kaip ir esu pažįstamas, čiučiu, taip. Su Benu pažįstamas. Jo. Ir matot, norėjau paklausti dabar dėl tų rimtesnių dalykų, ta prasme, kaip dėl tų, ar jūsų sūnaus ketinimai yra rimti ir dėl tų vestuvių? Palaukit. Žinokit, man čia iš dalies tai yra truputį kaip ir šokas. O aš kažkaip, ta prasme... Tai jūs nesijaudinkit, aš nekaltinu sūnaus, mano dukra kažkada turėjo peržengtą mergaitystės ir moters liniją, bet... Tai jūs norite pasakyti, kad jinai jau laukiasi? Nedrįšiu taip sakyti, bet simptomai pastebėtini tokie. Galėčiau aš jums rytoj paskambinti, kai grįšiu, aš su juo pasikalbėsiu. O kur jisai dabar? Jisai dabar yra darbe. Jisai dirba. Man patinka šis bruožas, Beno visada patiko ir kai aš jį mačiau, jisai taip tvirtai paspaudė man ranką. Jisai kaip vyras, kaip jaunikaitis, aš manau, kad jisai mano bent jau dukrytei tiktų į vyrus, bet noriu sužinoti, ar jo ketinimai yra rimti. Aš jums tiesiog žinau, kad dabar tikrai negaliu nieko pasakyti, nes aš iš tiesų, aš įtariau, kad jisai turi draugę. Bet, nes, ta prasme, jo kaip ir elgesys kažkiek pasikeitė. Jis įsimylėjo? Ne tai, ta prasme, anksčiau jisai truputį kritiškiau apie mergaitę šnekėjo ir daug kitų dalykų, o dabar pas jį kažkaip ir požiūris yra pasikeitęs ir jisai truputį kitaip ir apie mergaitę šneka, bet, šitą temą, tai aš dar su juo kaip ir nekalbėjau. Nes man tai kaip ir, ta prasme, aš tikėjausi, kažkaip, jeigu sąžininkai, man tai buvo netikėta. Netikėta. Jo. Ar Benas netikėtumų daug tokių iškrečia jums? Ar jisai sunkus vaikas? Kaip suprantat, kaip aš jums pasakysiu, kadangi aš jau auginau viena, be abejo, aš kažkiek galbūt tų problemų ir turėjau. Bet jis nėra iš tų vaikų, kuris, ta prasme,
nepasipasakoja. Galbūt jis iškart nepasipasakoja, bet jis pasipasakoja ir šiaip namuose, tai aš iš jo pagalbos visada sulaukiu. Taip, jis man pasakoja irgi, kad jums labai padeda. Tai va, ir namuose, ir šiaip, ir tai, vienu žodžiu, taip, aš negaliu pasakyti, kad jis yra blogas vaikas, bet, ta prasme, žinokit, Renata, ką pasakyti. Ponia Renata, šiuo atveju, ką jisai padarė, manau, kad jūsų atžvilgiu jisai yra blogas vaikas, bet jisai blogas vaikas tik tada, kai jūs nežinot tikrosios istorijos. Jums skambina radio stotis Zip FM. Zip FM. Ir mes esam tiesioginėme etery Beno užsakymu. Labas vakaras. Labas vakaras. Benas dabar darbe ir jisai labai norėjo pralinksminti jūs ir kad šiek tiek ta... Mane ne visai pralinksmino. Bet dabar jau linksmesnė jūs, aš girdžiu. Dabar jau taip. Va. Taip, mes juokaujam, visiškai Benas neprisidirbęs ir... Ne, fainas bičiukas yra, tikrai mūsų neblogas draugas, visą laiką lankosi vakarėliuose, kai Jonas groja ir... Mes, žinokit, jį prižiūrim ir galim pasakyti, kad tikrai nieko blogo jis nedaro. Tikrai taip. Ačiū labai. Jūs turit šaunų labai sūnų, žinokit, didžiuokitės juo. Gerai, ačiū labai. Ačiū jums, viso gero. Ačiū jums, viso gero. Gero. Vat, matai, mama, iš šilto į šaltą, iš šilto į šaltą. Ja, tai prakaitas dabar vargšiai išmušė, aš bijau pagalvoti, žinok. Man net nesmagu, žinai, buvo daimelota. Žinau, kad taip jam tam nekaip, žinai, ir Benas padeda mamytė ir panašiai. Ir dar tokia bėda, žinai, bum, vaikelis. Gerą mamą Benai turi.